Mėlyjeji, bonžūras visiems. Buvo šiek tiek man straglo įsipatoginti čia jums filmuoti. Pakeičiau kelis kartus vaizdą, nes pirmą švietė saulė, paskui saulė nusileido, vaizdas pasikeitė. Ir čia ant šito suoliuko ne pats patogiausias dalykas yra sėdėti, bet itis what itis. Šiandien atėjau jums pirmą kartą savo gyvenime tikriausiai viešoje vietoje video filmuoti. Tai man čia irgi yra šioks toks pokytis, tai jūs matysite pasikeičiančių paveikslėlių mano už manęs. Ir video, pirmą papasakosiu apie ką video bus, paskui dar šiek tiek nukreipsim ir paskui sugrįšim. Tai video jisai bus apie tai, kaip mes iš tikrųjų gadinamės dažnai savo gyvenimą, to nepastebėdami. Pakalbėsim apie magišką mąstymą. Tai čia tokia tema, žinot, kur kalbėk, nekalbėk, jinai nesibaigs. Aš pasižiūrėjau Skirmanto Malinausko paskutinį video apie magus, apie burtus ir taip toliau. Ir aš tokia, never enough šitos temos, never enough. Tai mes turėsime įdomų pokalbį su jumis. Ir prieš tai, ką noriu pasakyti, bet ką norėjau apie šitą filmavimą ir viską papasakot, tai pagalvojau apie tai, kad kaip mūsų veiksmus, net, nežinau, saviraišką, kaip mes elgiamės, dažnų atveju gali, pavyzdžiui, pakeisti tik tai, kur mes esam. Nors, pavyzdžiui, per saviprogramavimą kalbu apie visumą, ne, kaip mums dirbti savo mintim, būseną, veiksmais, kad pasiekti kitokių rezultatų. Vasario 7 dieną startuoja projektas. Ir taip pat pasakoju apie tą vieną dalį, ne, kur irgi labai svarbi dalis, kurios mes neįvertinam labai dažnai, būtent kaip mūsų aplinka mus veikia ir kaip mes, pavyzdžiui, netgi nieko nekeičiant, mes pasikeičiam, kaip pasikeičia mūsų aplinka. Tai irgi beje yra saviprogramavimas, jeigu mes suprantame, kaip tai veikia ir kaip tai valdyti savo naudai. Ir jeigu žmonės, pavyzdžiui, supranta, kad jiems gyvenime įtaką daro žmonės, ne, tai išdrįsiu pasakyti, kad beveik niekas sąmoningai nesupranta ir nevaldo šito tokio dalyko, kaip jų gyvenimą ir rezultatus, kaip jie jaučiasi, kaip jie elgiasi, kaip valdo miestas, kuriame jie gyvena, šalis, kurioje jie gyvena, bendruomenė, kurioje jie gyvena, daugiabutis, įmonė, pastatas ir taip toliau. Kad tai yra ne tik apie žmonės, kaip žmonės, su kuriais jūs bendraujate, bet žymiai daugiau, žymiai plačiau ir dažnai mes galim netgi, pavyzdžiui, nepasiekti norimų rezultatų dėl pavyzdžiui, kažkokių nežinau, pastatų, šalių, miestų įtakos mūsų gyvenimui. Tai yra tema, kurią aš labai daug nekalbu viešai, aš tik saviprogramavime apie ją kalbu. Tai yra labai svarbi tema ir ją turi išgirsti tie, kurie yra pasiruošę. O pasiruošę jūs ar ne, priklausys nuo to, prisijungsite jūs prie projekto. Nežinau, ar jums čia girdėjęs, su vežimėliu pravažiavo parduotuviniu. Pasiruošę jūs ar ne, priklausys nuo to, prisijungsite jūs prie projekto ar ne. Nes mūsų pasiruošimas, jisai grindžiamas yra mūsų veiksmų. Kad jeigu mes, pavyzdžiui, priemam sprendimą, nežinau, kažką nusipirkam, kažką padarom, kažkokį veiksmą, va čia, aš parodau, duodu ženklą gyvenimui, visatai, žmonėms, kad I am ready ir aš esu pasiruošęs pokyčiams. Jeigu nedarau veiksmo arba ten neperku, neinu, nedarau, tai aš nesu pasiruošęs. Užtat tam tikrą informaciją aš dalinuosi tik tai tam tikrose savo projektuose. Tai labai įdomu yra tokius dalykus stebėti, kad kažkur, pavyzdžiui, aš net negaliu išeiti ir rašyti taip gatvėje video ir čia nepriklauso ne tik nuo to, kad, pavyzdžiui, kažkokie žmonės gali suprasti, ką aš kalbu. Ne, tai energetiškai šitie dalykai veikia Ir labai svarbu šitas dalykus žinoti, kad pritaikyti ir
pritaikyti savo naudai ir valdyti taip, kad mes gautume iš to geriausius rezultatus. Tai einame tada prie temos magiškas mąstymas. O Jėzus, žinokit, mane šitą temą, atrodo, jau aš tikrai apie ją kalbėjau, kiek kalbėjau ir galvoju, per daug nebus. Ir vis tiek yra tiek daug žmonių, kurie siekia tų tokių magiškų dalykų, stebuklingų piliulių, ieško, nori lengvų rezultatų, kad, aš suprantu, kad šitą temą reikia tiesiog šnekėt, kol bent, žinot, kažkoks minimalus 0,001% žmonių prajudės ir pakeis savo sąmonę ir vis dėlto išeis į tą lygį, kur supras, kad visi šitie dalykai yra niekas kita kaip tiesiog skemas. Ir pakalbėkim šiandien šitą temą. Įdomu jums, ne? Tiesiog yra labai iš tikrųjų daug žmonių, kurie patys prisipažįsta, čia toks jau tikrai aukštas sąmoningumo lygis, kur žmonės jau patys prisipažįsta, kad taip, aš suprantu, kad pas mane yra magiškas mąstymas, kad aš ieškau stebuklingų piliulių, kad aš nenoriu iš tikrųjų beveik nieko daryti, aš noriu, kad man tiesiog gautųsi. Tai čia jau yra aukštas sąmoningumas. Bet yra didžioji dalis likusių žmonių, kurie to nepripažįsta dėl to, kad tiesiog dar to nemato. Jie nenori spręsti, jie nenori daryti. Ir žinot, tokie žmonės, specialistai kaip aš ir mano kolegos, kurie, jeigu mes šnekam tikrai apie tuos, kurie tam tikrą žinutę neša ir su tam tikrais tikslais yra ir veda savo klientus, tai mes būsim mažiau įdomus nei tie, kurie sakys, žiūrėk, Agata, tu gali tiesiog užsidėti apyrankę ir pritrauksi pinigus. Tu gali tiesiog užsidėti apyrankę ir pritrauksi meilę. Arba tu nežinai, kaip susiklostys tavo santykiai, aš tau galiu išmesti kortą ir priburti tavo ateitį. Bet šitie, žinokit, jie visais laikais buvo ir bus, kol nepasišiftins labai labai stipriai sąmonė žmonių. Toliau jaunavedžiai keliauja, aš filmuoju video. Bet mes netrukdom, nei aš jiems, nei jie. Tai kol iš esmės nepasišiftins, žinot, žmonių sąmonė, tol šitie dalykai būmins. Ir aš, žinot, kai aš pamatau, kad tie žmonės turi dešimtimis tūkstančių, ten 10 000 sekėjų, ten klientų, klausytojų, aš suprantu, kad dar situacija yra labai bloga. Dar labai bloga situacija ir dar žmonių sąmoningumas jis yra prie dugno, realiai didžiosios daugumos. Ir, žinot, dirbt, kaip žinot, sako dar psichologai, kad oi, čia mums jau darbo nebėra, visi prasidirbo, visi, žodžiu, jau, žinot, nušvytę, ne. Dabar prasidirbė yra 0,00001% žmonių, o visi kiti yra dar labai labai žemai sąmoningumo lygyje. Jeigu žmonės tiki tuo, kad galima nieko nedaryti ir gyvenimas pasikeis, jeigu jie tiki, kad tu gali užsidėti apyrankę ir pritrauksi pinigus, jeigu jie tiki, kad tau užteks panešioti 3 apyrankės, kad pas tave santykiai susitvarkytų, jeigu jie tiki, kad padarys vieną meditaciją arba vieną meditaciją darys 30 dienų ir pas juos išsivalys visi jausmai, viskas, kas susijęs su jų tėvais, jeigu jie tiki, kad jų ateitį kažkas gali nuspėti, čia yra labai liūdna. Ir čia parodo, kad to darbo tikriems specialistams, o ne šarlatanams yra dar labai labai daug. Ir kad tas darbas jisai tik prasidėjo, žmonės tik pradėjo į tai eiti, bet jis dar net neįpusėjo tas darbas. Tai pakalbėkim, ne? Jau kalbam, bet pakalbėkim būtent šitą temą. Tai kokie žmonės, jie patiki tokiais dalykais? Kokie žmonės
eina traukti kortų, jie eina burtis ateities, jie eina nešioti, supirkinėti už paskutinius pinigus. Čia, žinokit, citata, čia ne aš neišgalvoju situacijų, čia man klientas mano pasakojo, kad sako, aš paskutinius pinigus atiduodavau, sako, už karoliukus apyrankės, nes realiai tikėjau ir mane įtikino, kad man tai padės pritraukti pinigus, man tai padės pagerinti santykius, pagerinti sveikatą ir taip toliau. Ir sako, tik tada, kai aš jau išleidau visus pinigus ir negavau rezultatų, aš supratau, kad tai neveikia. Ir žinot, žmonės iš tikrųjų jeigu, žinot, nėra aiškumo čia ir dabar, jie turi praeiti tam tikras patirtis, jie turi nukentėti, jie turi išleisti pinigų. Pinigai, bet apskritai yra labai geras markeris visada. Jeigu žmogus jisai nesupranta per kažkokias kitas situacijas, jam atimk pinigus, jis turi prarasti pinigus, atiduoti šarlatanams tam, kad jisai kažkada praradęs daug pinigų, atidavė sukčiams, jis suprastų, kad okei, gal man reikia kažkokių pokyčių ir daryti kažkokius jau laikas pokyčius gyvenime, o netikėti skirtingais veikėjais, kurie tiesiog šneka bet kokius dalykus, bet nieks nepasikeičia mano viduje. Tai kokie žmonės yra linkę į tai? Tai linkę žmonės, kurie yra stiprioj aukos pozicijoje. Žmonės, ką reiškia būti aukos pozicijoje, tai gyventi iš būsenos, kad kažkas gyvenime yra dėl mano kažkokių dalykų kaltas. Ką tai reiškia, kad aš neprisiemu atsakomybės už savo gyvenimą ir aš kaltinu kitus. Tai čia ne mano atsakomybė yra, kad aš susikūriau tokius santykius, čia tiesiog yra kalti mano tėvai. Jie mane parodė pavyzdžio, jie mane abjuzino, jie mane skriaudė, mušė ir dėl to aš dabar kuriu tokius santykius ir taip gyvenu. Čia ne aš įgūdžių neturiu, nesimokau, netobulėju, o čia tiesiog šalis kalta, kurioje aš gimiau ir kurioje yra ribotos galimybės. Čia tiesiog vadovas kaltas, nes jisai man atlyginimo nepakelia, jisai man neduoda naujų pareigų ir šiaip darbų nėra, visi tiek uždirba ir žodžiu kažkas kaltas. Čia ne aš nemoku kurti santykių ir tie santykiai iširo, o čia tėvai kalti, vyras kaltas, nes jis mane abjuzino, pas mus buvo toksiški santykiai ir dėl to jie nesusiklostė. Tai žmonės, kurie linkę kaltinti kitus, kurie linkę perkelinėti atsakomybę, kurie linkę ieškoti visada kažkokių atpirkimo ožių, tai bus tie žmonės, kurie eina ieškoti stebuklingų piliulių, kurie pasimauna ant TikToko reelsų, visokių veikėjų, kurie sako, žiūrėk, aš tau išmesiu kortą, aš tau pribursiu, aš tau apyrankę sureksiu ir ten intenciją įsuksiu ir žodžiu, tau viskas išsispręs. Čia maždaug, tokia vienas iš pavyzdžių. Toliau žmonės, kurie yra infantilioj pozicijoje. Tai iš tikrųjų žmonės, kurie yra aukos pozicijoje, tai yra žmonės infantilai. Tai yra suaugę žmonės, bet viduje yra gilus, labai maži vaikai. Jūs jau žinote, aš apie tai komunikuoju labai daug, kad savaime auga tik tai kūnas. Psichika savaime jinai neauga. Mes psichiką turime auginti, ane? Ir jeigu, pavyzdžiui, mūsų brandoje, kai mes brendome, buvo etapai, kurių mes nepraėjome, kuriuose mūsų psichika jinai užstrigo, tai ten užstrigo ir mūsų branda. Ir mes nuo to laiko galim, pavyzdžiui, pradėti nebeaugti, nebebręsti ir užstrigti tam tikrame amžiuje. Ir čia yra iš tų pavyzdžių, kur yra dideli žmonės suaugę, gali jiems būti labai daug metų, jiems gali būti ir 30, 40 ir net 70 metų, absoliučiai nesvarbu koks skaičius. Ir viduje jie gali būti labai maži vaikai. Dėl to, kad buvo jų patirtyje tam tikros traumos, tam tikros istorijos, kurios tą žmogų jį užfryzino, užstangdino
jis užstingo ir užsifiksavo, va tas žodis, kodėl jis man iškrito iš galvos, užsifiksavo tam tikrame amžiuje. Tai va, aukos, žmonės aukos pozicijoje yra iš tikrųjų ir labai labai maži vaikai savo viduje ir tiems vaikams jiems labai baisu yra priimti kažkokius suaugusių žmogaus sprendimus, apskritai žodis sprendimas, atsakomybė, veiksmas jiems tiesiog kelia didžiulį nerimą, didžiulį stresą, nes jūs tiesiog pagalvokit, kad o kaip reaguotų, įsivaizduokit dabar mažas vaikas, kokie pavyzdžiui, paimkim 5 metukai. Prisiminkite arba save, arba savo vaikus, jeigu turite, arba kitą bet kokį vaiką. 5 metai vaikui, įsivaizduojat, 5 metai. Ir jam dabar sako, tu turi eiti dirbti, uždirbti, tu turi projektus kurti, tu turi santykius kurti, į santuoką vesti, ne kažkaip turi susiklosti, tau sako, tu turi eiti kurti, tu turi eiti ieškoti santykių, juos kurti, spręsti problemas, gimdyti vaikus, ieškotis darbo, kažką spręsti, derintis, dėrėtis ir panašiai. 5 metų vaikui. Jūs įsivaizduojat? Jam tai yra tiesiog nesuvokiamas krūvis, jam tai yra nesuvokiama atsakomybė. Ir jis tiesiog to panešti negali, tiesiog fiziškai, nes jis yra per mažas. Ir lygiai tas pats yra su mumis, kai mes užaugam, bet užsifiksuojam, užstringam tam tikrame amžiuje. Lygiai tas pats, nieks nepasikeičia. Tai tiesiog mūsų apvalkalas, jis yra suaugusių žmogaus, o viduj mes esame maži vaikai. Ir tokiu būdu mes ieškome gelbėtojų, mes ieškome, kas mus išgelbės, mums duos patarimą, mums pasakys, ką daryti, mums pasakys, kaip kažką išspręsti. Mes nenorėsim daryti. Vaikas jis nenori uždirbti, jisai nenori spręsti, jis nori, kad už jį būtų padaryta. Jisai tiki, tuo tokiu pasaką tiki, mesgi vaikystėje ir Kalėdų seneliu tikėjom. Tai va čia lygiai tas pats. Kai suaugę juokiasi iš vaikų, dažnai, taip, nebūtinai iš blogosios pusės juokiasi, bet jis toks, jie dar tiki Kalėdų seneliu. O patys perka apyrankės, kad pritraukt pinigus, patys eina mesti kortas, kad nuspėt ateitį. Tai čia, žinot, vaikai, jie bent rezultatą gauna. Jie tiki Kalėdų seneliu ir gauna dovanas. Ir jiems nieko už tai nereikia daryti, jiems net pinigų nereikia skirti tam. O suaugę, jie tiki, jie moka pinigus ir žinot, ką gauna? Špygą. Nieko negauna, tik į minusą nueina, nes dar ir pinigus praranda. Palaukit, aš tai atsigersiu vandens. Jau sudėtinga taip ilgai kalbėti. Žiūrėkit. Magija. Magija. Čia kai supranti, kad ne Europai gyveni, kai kamštelis nepritvirtintas. Tai vat, einam toliau į temą. Aukos pozicijos žmonės, vaikai, rezumuojant, ne žmonės, kuriems labai baisu prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir tie žmonės, kurie yra savo gyvenimo ne priežastis, o savo gyvenimo pasekmes. Jie yra ne savo gyvenimo kūrėjai ir priežastis, iš ko viskas ateina, sąmoninga priežastis, o pasekmė. Tai yra tie, su kuo gyvenimas vyksta, gaunasi tiesiog. Va, žinot, žmonės galite irgi save paanalizuoti, jeigu jūs gyvenat iš to, kad, man va taip kažkaip gavosi. Aš nežinau, va taip gavosi, taip va įvyko, taip nutiko, aš nežinau kaip. Tai va čia yra, kai mes esam savo gyvenimo pasekmes. Gyvenimo kūrėjas, jis gyvena visai iš kitų pozicijų, visai iš kitų programų ir visai iš kitų įsitikinimų. Pas jį nėra gyvenime tokių žodžių, kaip nutiko, gavosi, nežinau kaip, kažkaip va taip iš oro, nieko nebuvo, viskas buvo gerai, bet va kažkaip išmetė iš darbo, vyras metė,
nesusiklostė, nutiko, ant galvos nukrito, va tai, ne. Čia tik tai yra gyvenimas tų žmonių, kurie yra gyvenimo pasiekmes, o ne priežastis. Tie, kas yra gyvenimo kūrėjai, jie negyvena iš tokios pozicijos. Kūrėjai, jie gyvena iš tos pozicijos, kad aš sukūriau, taip, aš tai gavau, aš tai patyriau, nėra tokio, kad gavos, ne. Tai aš sukūriau, aš esu to priežastis, aš esu už tai atsakingas, nekaltas, suprantat? Nekaltas, aš esu už tai atsakingas. Ir būtent iš šitos pozicijos mes galim sukurti viską, ko mes norime. Ir einam dabar prie kitos dar dalies, prie visų tų, žinot, kažkokių magiškų dalykų, to magiško mąstymo, ne? Žinot, kokia yra viso to labai didelė negatyvi pasiekmė, tai yra ne tik tai, kad jūs prarasit pinigus, jūs dar labai daug laiko sugaišit. O jeigu mes pinigus dar galim uždirbti prarastus, labai paprastai, ne? Pinigai yra grįžtantis resursas, sugrąžinamas. Tai laikas yra nesugrąžinamas resursas ir jisai yra negrįžtantis resursas. Mes, jeigu laiką prarandame, mes jo susigrąžint ir, žinot, uždirbti to laiko mes dėja, bet nebegalime. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra žmonių, ir tikiu, kad galbūt net išklausančių bus tokių žmonių, kurie sakysite, kad Agata, bet žinok, aš nešiojau, aš dariau ir man gavosi. Aš pritraukiau ten galbūt ir pinigus, ir dar kažką, ir klientus, ir vyrą, ir taip toliau, ne? Žiūrėkit, kokia yra negatyvi to pasiekmė, apie ką dabar ir kalbu. Kad tikrai įmanoma dalykus kažkokius pritraukti ir gauti kažkokius rezultatus. Ir tai nebūtinai bus dėl tų dalykų, ką jūs perkat, kad ten apyrankę nešioju ir pinigus pritraukiu, nebūtinai bus dėl to, bet jūs galite matyti kažkokius rezultatus, ne? Ir kokia didžiausia negatyvi viso to pasiekmė yra, kad jūs nežinosite, kaip tai pakartot. Daleiskim, ne, kad jūs pritrauksit kažkokius dalykus ir uždirbsit pinigus ir nešiosit toliau ir jums rezultatai sumažės ir jūs tokie, okei, tai aš apyrankę nešioju, aš tą ir tą darau, tenais kalbu, meldžiuosi ten ar kortas traukiu, bet rezultatų aš jų nebegaunu. Tipo, ką man daryti? Tai jums, aišku, gal sakysim, jums reikia tiesiog naujus karoliukus užsidėti, šitos gal jūs jau energiją išnaudojat, jums reikia daugiau ten būrimų padaryti, jums reikia daugiau kortų išsitraukti, jums reikia daugiau ten kažkokių žolelių sukvepuoti ir panašiai. Bet jeigu kalbėsim apie tai, ką jūs dabar turit, jūs tiesiog nežinosit, kaip tai pakartot, dėl to, kad jūs nežinot, kaip jūs tai sukūrėt. Suprantat? Jūs nežinosit, kaip tai pakartot, dėl to, kad jūs nežinot, kaip tai sukūrėt. O kodėl nežinot, kaip tai sukūrėt? Nes jūs to nesukūrėt, suprantat? Tai buvo kažkokie išoriniai dalykai, kurie jums lyg tą rezultatą atnešė, bet jūs prie to realiai neprisidėjot. Vienintelis dalykas, kaip jūs prisidėjot, jūs nusipirkot apyrankę, jūs prakvepavot, pamanifestavot, kažką pagalvojot, pasvajojot ir gavot. Bet kadangi tai nebuvo labai aiškus veiksmai, jums tai nesusidėjo, jokios neuronų jungtis nepasikeitė, ne? Nesusidėjo jokia sistema, mechanika, ne? Jūs tiesiog nežinosit, kaip tai pakartot. Ir jūs tada ieškosit kitų magiškų metodų, kaip nieko nedaryti ir gauti rezultatus. Ir jūs tiesiog suksitės tam užburtam rate, kol prarasit labai daug pinigų, kol prarasit labai daug laiko. Ir jūs vis tiek anksčiau ar vėliau ateisite iki to, ką aš pasakoju. Tikrai ateisit anksčiau ar vėliau. Kažkas jau atėjo, kažkas ateisit po mėnesio, kažkas po metų, kažkas po kelių, kažkas po 10 metų, kažkas po 20 metų, bet jūs ateisit. Ir jeigu jūs dabar klausot šitą video, tai šiaip, jeigu jūs klausot manęs
ir pas mane mokote, su manim dirbat, tikimybė, kad jūs turit labai daug magiško mąstymo, yra labai labai maža. Labai maža. Čia yra ne mano klientai ir jie manęs neranda ir jie iki manęs neateina ir tuo labiau pas mane nesimoko, jau nekalbant, kad jie, kad klausytų manęs. Ne. Tie, kas pas mane jau ir mokotės, kas su manim dirbat, tai jūs galite dar turėti kažkokią dalį magiško mąstymo, bet jūs jau tikrai nebūsit stipriai tame paskendę ir stipriai įklimpę. Tai yra tiesiog neįmanoma. Jūs iki manęs neateitumėt ir jūs šito video net jūs neklausytumėt, jūs nebūtumėt mano klausytojai ir tuo labiau pas mane nesimokytumėt. Kas pas mane ateina į projektus, patikėkite, neįmanoma išeiti iš jų, jeigu jūs ir ateinat su magišku mąstymu, neįmanoma iš jų išeiti toliau taip mąstant. Tiesiog supraskite, tai yra neįmanoma. Čia žinot, kaip vieną kartą tu kažką paragavai, pabandėjai ir tu nebegali jau tą skonį pašalinti arba atgirdėti, atmatyti. Ne, tavo gyvenimas jis jau pasikeičia. Viskas. Tai kas norite to... Aš perspėjau. Tai kas nori to pokyčio ir susigrąžinti savo gyvenimą į savo rankas ir tapti iš tikrųjų savo gyvenimo kūrėjais priežastim, o ne pasiekmėm, tai dar galite prisijungti prie saviprogramavimo. Pradedam vasario 7 dieną. Ir eime tada dar toliau, prie visos šitos temos. Aš dar kai žiūrėjau Skirmanto Malinausko video ir, žinot, aš dažnai susimastau apie tai, kad labai dažnai yra kalbama apie tuos, žinot, kaip sako, šarlatanus, apie tuos žmonės, kurie apgaudinėja, kurie, mes nežinom, sąmoningai, nesąmoningai apgaudinėja, bet neduoda rezultato, kurie netgi iš jo pavyzdžių, ką jis įrodė, kad ten iš tikrųjų kaulyja pinigus, nieko neduoda, šantažuoja, manipuliuoja ir taip toliau. Ir mes labai dažnai kalbam, žinot, apie tuos, kurie tai daro. Bet mes pamirštam vieną labai labai svarbią ekonominę taisyklę. Aš kadangi su ekonomikos diplomu, tai galiu irgi apie tai pakalbėti. Jeigu nebūtų paklausos, nebūtų ir pasiūlos. Ir čia yra labai labai svarbi ir fundamentali taisyklė ekonomikoje. Ir kai mes, pavyzdžiui, kalbam apie visus šitos dalykus, mes šitą dalyką labai dažnai pametam, kad visi šitie žmonės, jie kažką daro, kalba ir panašiai, bet jeigu nebūtų, kas iš jų perka, nebūtų, kas jų klauso, kas jais tiki, jie tiesiog neegzistuotų. Viskas mūsų pasaulyje egzistuoja dėl vienos paprastos priežasties. Dėl to, kad kažkam tai yra reikalinga, kažkas tam skiria energiją, kažkas tam atiduoda pinigus. Ir būtent mano viena iš misijos dalių yra būtent didinti žmonių sąmoningumą, kad jie suprastų, kad tie dalykai jie neveikia, kad tai yra tik tai tam tikra tokia infantilaus mąstymo forma, tam tikros traumos, kurios priveda prie tikėjimo tuo, tai yra brandos tam tikras etapas ir kuris yra praeinamas. Ir jeigu mes jau kalbam apie brandą, kalbam apie tai, kaip atrodo suaugęs žmogus, kuris jau yra subrendęs žmogus, kuris nėra, tik tai pagal metus suaugęs, o pagal jo psichologinis amžius atitinka jo biologinį, fiziologinį amžių, tai čia būtent jau nėra tos istorijos, apie kurias mes kalbam. Ir tai jau nėra žmonės, kurie tiki šiais dalykais. Ir kaip ir minėjau, kad aš manau, kad labai dar svarbu dėmesį atkreipti į tai, kad
kiekvienas žmogus dar yra labai stipriai atsakingas už tai, ką jisai renkasi, nes gali būti labai daug paklausos kažkame, ne? Bet visgi mes negalim atmesti žmonių atsakomybės, kad žmogus yra pats atsakingas už tai, ką jisai renkasi, kad ne tave apgavo, o tu apsigavai. Negali žmogaus niekas apgauti, jeigu jisai nenori būti apgautas. Ir kažkam skaudu bus tai girdėti, ir kažkas priešinsis, bet tai, kad žmogus priešinasi, tai nereiškia, kad tai nėra tiesa. Arba kad mes kažko nepripažįstam, tai nereiškia, kad tai nėra tiesa. Tai gali rodyti, kad tiesiog mes neturim tam tikrų žinių, arba tos žinios yra ribotos, mes kažko dar tiesiog nemokam, nežinom, mes nesam pakankamai subrendę, kad tam tikrus dalykus žinoti, na? Bet nereiškia, kad jie neegzistuoja. Ar nereiškia, kad tai nėra tiesa. Tuoj dar aš truputį vandens atsigersiu, nes matau, kad jau pusę valandos įrašinėju. Tema karšta. Pripažinkim. Aš galvoju, kodėl čia tiek daug varnų. Tai sėdi savo moteriškės ramiai ir tas varnas maitina. Tai tikiuosi, kad jos man čia nepričiūdins kažko. Tai gerai, galvoju, dar norėjau su jumis pasidalinti šitą temą, kad, gerai, gal pabaigai, nebent dar kažką prisiminsiu. Mėlieji, aš žinau, kad labai nepopuliaru yra ir nemadinga sakyti tai, ką aš sakau. Nejuokinga, žinokit, tikrai. Čia ne bairis, ta prasme, jau atskrido kokiu, čia ne varnos, nors ir varnos, ir balandžiai, jūs pasižiūrėkit, pasižiūrėkit, jos tiesiog ramiai maitina. Aš pratylėsiu. Kiekvienas, taip sakant, daro, ką nori, ne? Agata, tu nori filmuok, o kažkas tiesiog maitina balandžius. Palauksim. Čia žinot, kai aš sakau, kad temos karštos, tai vat jos būna karštos ant tiek, kad būna susiklosto tokios aplinkybės, kurios neleidžia įvardinti tam tikrus dalykus. Kosmosas. Na ką, mėlyje, aš persikėliau į kitą lokaciją, nes galvojau, kad jeigu aš ten dar šiek tiek pasėdėsiu, tai aš tapsiu tų balandžių pietumis ar vakarienę. Tai manau, čia mes galime ir užbaigti video, labai daug buvo pasakyta ir rezumuojant noriu pasakyti, kad mano tikslas yra vesti jūs link to, kad jūs būtumėt mažais vaikais, aukomis, kurie, žinot, kenčia, kuriems gyvenimas jisai gaunasi, nes čia yra gyvenimas, kuriame yra labai daug kančios, labai daug skausmo, labai daug pykčio, nepasitenkinimo, nuoskaudų ir liūdesio. Tai yra gyvenimas, kur tu tiesiog gyveni, kartoji, kaip kažkas gyvena ir tau labai labai mažai gaunasi. Tai mano visgi tikslas yra jūs vesti į tai, kad gyventi geriau, gyventi laimingiau, gyventi lengviau, ne? Ir tai manoma tik tada, kai tu žmogus pats tampi savo gyvenimo kūrėju, kai tu renkiesi, ką tau patirti, ką tau pamatyti, su kuo tau bendrauti, kiek tau uždirbti,
ką nusipirkti, vat nesvarbu apie ką kalba, materialius ar nematerialius dalykus, bet, pavyzdžiui, čia, kad čia esu, aš, tai čia negavosi. Čia negavosi, suprantat? Tai buvo sukurta. Ir taip su viskuo. Tai vat, kam tai atsiliepia, kam atsiliepia šį tikslai ir norai, prisijunkit prie saviprogramavimo. Tai, žinot, yra projektas ne 5 dienom, kur jūs tiesiog išgirsit ir kažkas pasisvičins pas jūs keliom dienom. Tai yra žinios, informacija ir pokyčiai gyvenimui. Tai yra, jūs žinot vieną kartą ir jūs tai integruojat į savo gyvenimą, suprantat? Ne į kažkokį etapą, o į savo gyvenimą. Tai kam atsiliepia, palieku nuorodą apačioje ir susitinkame jau vasario 7 dieną. Pirmoji paskaita live. Linkiu jums gražaus ryto, dienos, vakaro, kur jūs bebūtumėt, ką jūs bedarytumėt. Siunčiu jums saulės, siunčiu jums šilumos ir šilumos ne tiek, žinot, temperatūros, o šilumos jūsų širdį. Tai apkabinu kiekvieną, dėkoju kiekvienam, kad čia esate ir kaip visada, iki kitų labai greitų susitikimų.